Tai dar vienas būdas pritvirtinti šepetį prie veleno vamzdžių dengimui arba valymui. Kaip matote čia, šis konkretus šepetėlis yra 8 mm, tai yra 5x16 colio. Jis tokio pat dydžio kaip mano kotas, tad šitas užmaunamas gana lengvai, štai taip. Bet dabar įsigijau šepetį su didesniu koto skersmeniu. Matai? Šis yra 5x16, 8 mm, o šis 10 mm. Nuėjau į technikos parduotuvę ir nusipirkau mažą guminės pypkės gabalėlį. Manau, jis vadinamas plastiku arba silikonu, kažkas panašaus, ir aš iš jo iškirpau mažą gabalėlį. Dabar imu šį mažą gabalėlį ir uždedu jį čia. Ir kaip matote, šio gabalėlio išorinis skersmuo yra 10 mm, kas atitinka 10 mm šepetį. Taigi, kai dabar uždedu ir priveržiu tvirtinimo varžtus, jie spaudžia tą mažą plastiko gabalėlį, kuris viską laiko kartu ir leidžia lengviau suktis. Tikiuosi, kad tai bus naudinga. Iki.